Gerą dieną, mano vardas Emanuelis Ryklys ir šiandien iš kavos manufaktūros Crooked Nose Coffee Stories pabandysiu Jums papasakoti apie skrudinimą, apie tai, kaip skrudinimas daro įtaką kavai, jos skoniai, kas kinta nuo skrudinimo ir jeigu tik tai šiek tiek įdomu apie visus šios niuansus artimiausiu metu. Ant mano stalo jūs matote 8 stiklines su skirtingomis kavomis. Tiesą pasakius, įdomu tai, kad čia yra ta pati ir viena kava iš Burundžio. Atrinkau gana unikalią, gana retą kavą ir kartu gana kompleksišką kavą. Ant stalo matote 8 skirtingas stiklines, tiksliau atrodytų su skirtingomis kavomis esančias stiklines, bet įdomu tai, kad visose stiklinėse yra viena kava. Ir šitą kavą pabandysiu išragauti ir pakomentuoti, kokiegi skirtumai stiklinėse. Ogi tai, kad viename gale matome ir džiovintas kavos uogas, ir žalias kavos pupeles, o toliau pagal koloritą jau atsiranda kiti niuansai, bet iš esmės kava, visos kavos pupelės nuo štai tokios gelsvos yra buvusios skrudintuve, tik ištrauktos skirtingų laikų. Visa tai tikrai daro įtaką ir skoniui. Kokia ta įtaka? Kas per skonis? Norėčiau pasidalinti su Jumis. Kavas pasversiu, sumalsiu, užpilsiu karštų vandeniu, viską darysiu identiškai ir po kelių minučių jau jas bus galima ragauti ir komentuoti. Kągi, kavos praktiškai paruoštos, sumaltos, išskyrus uogas, jas užpilinėsiu taip karštų vandeniu ir, aišku, įdomiausia, kas įvyko ir dėl ko labiausiai drebėjau, tai sunkiausiai malėsi žalios kavos pupelės ir atsiprašau savo malūnėlio, girnų, nes tai tikrai nėra pats geriausias užsiėmimas malti žalią kavą, tai yra artima kauliukam ar beveik bandymas malti akmenis. Ir kuo kava buvo labiau paskrudinta, tuo malimas buvo lengvesnis, švelnesnis, tylesnis. Dabar laikas užpilti kavas, identiškos temperatūros vandeniu, tą pačią proporciją. Naudosiu 5 gramus kavos ir užpilinėsiu 50 ml karšto vandens. Užpylus reiktų palaukti 5 minučių ir po to pasiėmus kavininko šaukštą, šliurpti, ragauti, vertinti tai, ką mes turime savo stiklinėse. Padarau taip, kad nuosėdos tiesiog nusileistų į stiklinės dugną. Tokiu atveju bus ženkliai lengviau ragauti visas kavas. Laikas ragauti ir tam aš pasičiupsiu savo mėgstamą mylimą sidabrinį šaukštą, nors jis primena turbūt daugeliui sriubos didį šaukštą ir atrodo šliurpsiu kavą kaip kokią skaniausią naminę mamos sriubą, bet iš ties tai yra labai dažnai kavininkų naudojamas panašios formos instrumentas, kurio pagalba labai lengva paragauti tiek kavos, kiek reikia ir teisingai ją įvertinti. Pradedu nuo uogiškos kavos formos. Ko gero, fenomenas tame ir įdomu tai, kad pirmosius 500 metų žmonės su kava buvo susidūrę labiausiai kaip su uoga, kaip kaulavaisių, vyšniai įsivaizduokite. Todėl ir dabar mano stiklinėje plaukioja tarsi
mažos uogelės, mažos višnaitės. Ir pats gėrimas, akivaizdu, kad labiausiai ką primena, tai yra kompotą. Džiovintų obuolių, razinų, gal net šiek tiek erškėtuogių, gal įdėta ir juodosios arbatos, bet visa tai toli gražu neprimena kavos, kaip mes esame įpratę dabar. Visgi, jei kada jums gyvenime teks paragauti džiovintų kavos uogų, kavos ar gėrimo, nenustebkite, kad tai gardus, gaivinantis ir beje šiek tiek kofeino turintis skystis, nes didžioji dalis kofeino yra susitelkusi ne uogoje, o kauliuke. Nuostabus vaisiškas malonumas. Antroji kavos stiklinė ir pats skystis yra gelsvas, žalsvas. O primena neįtin vykusią ir labai praskiestą pupelių sriubą, žirnelių sriubą, žolės, šienas. Tikrai neįsivaizduoju, kas galėtų turėti malonumą ir gerti visą tai. Galbūt kažkokių šiek tiek riešutiškų natų, tačiau žalia kava, žali kauliukai, jie, manau, niekad nesukėlė labai didelio intereso, jeigu nagrinėtumėm kavos gastronominę istoriją, ir jos visos įdomybės prasidėjo nuo to momento, kai žmogus suprato, kad kavą reiktų pradėti vartoti paskrudintą. Trečioje stiklinėje yra pupelės, kurios yra skrudinimo metu pasiekusios geltonąją savo formą. Vanduo yra išgaravęs iš žalių kavos pupelių ir pati kava jau yra vizualiai pakitusi. Skonio prasme, ką mes turime, jeigu sugalvotumėm, kad kavos pupelės turi būti geltonos ir tokias jas reikia vartoti, mes turime labiau artimas grūdinėms kultūroms natas. Avižos, galbūt ir kviečiai, gal šiek tiek paskrudinti, taip primins ir šiek tiek vandenyje išmirkytą bandelę. Nesakyčiau, kad įspūdinga, bet jau tikrai nebeturime tų tokių aktyvių žaliųjų pupelių, žirnelių skonių. Judame toliau ir dabar paragausime cinamoninės spalvos kavos pupelių. Jau primins labiau juodą duoną. Skrudintų riešutų atsiradimas aktyvus. Kava neturi rūgštelės, neturi ir saldumo, ir jokio aktyvaus kartumo. Vėlgi, ko gero artimiausia būtų paskrudintai arbatai. Nėra tai blogai, bet nemanyčiau, kad kas nors norėtų kavinėje užsisakyti panašios kavos ir su malonumu ją gertų. Penktoji stiklinė, labai įdomi kavos būsena, tai yra būsena prieš kavai prasprokstant. Reiškia, angliškai tai yra neretai vadinamas before first crack, tai yra prieš tą lūžio tašką, lūžio momentą, po kurio jau kava labai greitai pradeda transformuotis, kisti ir virsti ta kava, prie kurios mes esame labiausiai pratę. Koks skonis? Ypatingai rūgštu. Prisiminkite, kada esate atsikandę dar nesunokusio obuolio arba neiškentėte ir prisiskynėte ne bordinių vyšnių, o tokių rausvų. Nes smalsumas ir kantrybė reiškia tokie dalykai, kurie ne visada pas visus yra, tame tarpe ir pas mane. Ir kartumo negalėčiau pasakyti, kad randu, saldumo taip pat ne. Kava pradeda priminti kažką panašaus, kas yra įprasta kavai, tačiau gali būti ir geriau. Šeštoji stiklinė, tai yra pupelės ištrauktos
tuo momentu, kada jos jau visos sproginėja, angliškai tai vadinama first crack, tarsi tų pupelių toks sprogstamasis choras. Ir jeigu pabandyti komentuoti galbūt artimiau vartotojiškais terminais, tai yra švelniai skrudinta kava. Tokį dalyką jau galite rasti ant kavos pakuočių aprašymuose. O koks rezultatas puodelyje? Rūgštelę papildo saldumas. Tokią kavą tikrai mėgsta tie, kurie iš kavos tikisi daug prinokusių vaisių, uogų natų, kurie gali pasiekti filtruotais kavinukais ir puikų saldumo balansą. Ar tai jau gardus rezultatas? Manau, kad taip. Jeigu mėgstate švelnes, kažkuria prasme, arbatiškas kavas. 7. stiklinė ir minutė po to momento, kai visos kavos pupelės pradėjo sproginėti skrudintuve. Paprastai tas momentas yra vadinamas angliškai first crack. Tokį terminą ganėtinai sunku išversti į lietuvių kalbą, korektiškai, teisingai, kad suprastų ypatingai tie žmonės, kurie visai nesusiję su skrudinimu. Tačiau tai yra jau labai greitai besivystanti kavos skrudinimo ir kavos skonio fazė. Ką jaučiame? Šaukštuose ir puodeliuose ženkliai mažiau rūgštelės. Turime daugiau saldumo ir pakankamai aktyvų šokoladinį skonį. Iš to, ką ragavau, iš tų 7 stiklinių, sakyčiau, tai yra labiausiai kol kas balansuotas rezultatas. Ar tai yra skaniausia kava? Palikim tai pabaigai, pabandysiu aptarti, pabandysiu pakomentuoti, koks skonis yra pats geriausias. Ir 8 stiklinė, pati tamsiausia. Kava išbuvo skrudintuve dar plus 2 minutės ir bent jau žiūrėdamas ir skrudindamas tokią kavą, galvojau, ar man pavyks išvengti čia defektų. Tai yra, ar aš jos nesudeginsiu. Ką primena? Primena prieš kelis mėnesius filmuotą ir kurtą video, kuriame aš aptarinėju komercinės kavas. Jeigu tik tai smalsu ir įdomu sužinoti daugiau apie tas kavas, kurias galite įsigyti prekybos centre, susiraskite komercinių kavų degustacijos video, bet ir iš šios pupelės ištrauktas iš skrudintuvo pasižymi labai karčiu, labai agresyviu, gana aštriu skoniu. Ir drįsčiau teikti ne pačiu geriausio. Vėlgi, viskas yra subjektyvu. Jeigu kavoje neieškote rūgštelės, jeigu jums patinka sodrumas ir planuojate į šitą kavą įdėti dar kokį priedą, tai ko gero bus jūsų geriausias pasirinkimas. Kuo labiau skrudiname, kuo ilgiau kavos pupelės išbūna skrudintuve, įvyksta toks labai elementarus dalykas. Mažėja rūgštelės, daugėja kartumo. Lygiai taip pat mažėja saldumo. Ir tuo pačiu labiausiai skrudinta kava yra sodri. Karti, sodri, klampi. Kokia kava skaniausia? Iš to, ką ragavau, arba kaip teisingai, kaip skaniausiai paskrudinti kavą, yra visgi labiau subjektyvus filosofinis klausimas, nes tiesą pasakius, galbūt svarbiausia reiktų suvokti, kad kava turi pasiekti tam tikrą zoną, kada jos skoniai pradeda atsiskleidinėti. Ir paprastai ta kava, kuri jau įgauna tą spragsėjimo momentą, angliškai sakoma first crack, jau gali būti traktuojama kaip paskrudinta, teisingai paskrudinta kava. O tai, ar jūs trauksite ją iš karto iš skrudintuvo ir rezultate turėsite gana švelnios, vaisiškos, uogiškos, lengvos kavos, ar lauksite ir skrudinsite dar minutę ar porą ir gausite mažiau rūgščią, mažiau vaisišką, labiau balansuotą, šokoladišką ar net kartesnę kavą, tai reikėtų spręsti jums patiems.
Mes visi esam labai skirtingi ir jeigu kas nors bando teikti, kad, reiškia, yra kažkokia tai stebuklingos ar reiškia, auksinės skrudinimo formulės ir visą tai galima įkalti į akmenį ir pasakyti, kad vat, štai taip reikia skrudinti, o štai taip nereikia skrudinti, štai tokį skonį jūs turite toleruoti kaip gerą teigiamą kavos skonį, o kitokio ne. Tai yra dažniausiai man pačiam tai nedidelės raudonos vėliavos apie tai, kad žmogus bando paaiškinti, kas jam yra skanu ir primesti, perduoti žinią, kad ir jūs turite tą patį mėgti, ką ir tas pats skrudintojas, tas pats kavininkas. Tai ne visai tiesa, mano galva, reikėtų išsirinkti tai, kas yra jums artimiausia. Nors ant stalo pas mane buvo viena kava iš Burundžio. Jį gavo labai įvairių skoninių formų ir vėlgi drįsčiau teigti, kad man pačiam patiko tiek ta kava, kuri yra super švelniai skrudinta, labai vaisiška, labai gaivi, tiek ta kava, kuri įgavo papildomo sodrumo, papildomo saldumo. Ir aš jas abi įsivaizduoju kaip kasdieniškas kavas, priklausomai nuo mano nuotaikos, nuo mano skonio. Jeigu galvojant apie skrudinimą ir tyrinėjant skrudinimą, savo išsikeliat tokį klausimą, tai kaip man jį nuskaityti ant pakuotės, turėkite omenyje, kad švelniai skrudinta kava visą laiką bus šiek tiek rūgštesnė, šiek tiek švelnesnė negu ta kava, kuri yra paskrudinta vidutiniškai ar tamsiai. Tai irgi gali būti orientyras perkant ir ragaujant kavą. Skanių puodelių, gerbiamieji. Iki kitų kartų.